vata tam, kad nesukristų ir gerai įsispraustų į konstrukciją, jos turi būti 1 cm plačiau. Ir sprausdami į konstrukciją puikiai užsipildys tiek iš pločio, tiek ir iš aukščio ir laikui bėgant pati vata nesukris, nes ji bus gerai įsispraudus į patį konstruktyvą. Meistrai, kurie stato medinę konstrukciją, jie tarp centrų atstumą daro 600 mm. Dėl to vidinis tarpas bus 550 ir vata 1 cm plačiau, tai 565 plotis. Jeigu atsitinka taip, kad konstrukcijų atstumai visi yra skirtingi, tai geriau tada naudoti vatą rulonuose, nes iš rulono ilgio mes galime atsipjauti tokį matmenį, koks bus reikalingas. Turime puikų produktą Unifit 035, Unifit 034. Tai jie skirstosi pagal šilumos laidumo koeficientą, tai bus idealus sprendimas, kai atstumai konstrukcijoje yra skirtingi. Ypač kai reikia vatą lenkti, tai nelūžinės kraštai, jeigu ją reikia sprausti į konstrukciją, tai irgi ir netrupės kraštai, ir nelūžinės patys kraštai, ir stabiliai įsistatys į konstrukciją ir laikui bėgant nesukris. Mineralinė vata yra pagaminta iš natūralių medžiagų, todėl pasižymi ne tik tais šilumos savybėmis, bet ir garso izoliacinėmis savybėmis. Tai pati vata stabdys patį nepageidaujamą triukšmą, kuris gali sklisti iš vieno kambario į kitą kambarį arba iš išorės į vidų.